Sveiki, mėlyje. Šio ryto tema - 3 būdai, dėl ko turi reguliuoti išlaikymą. Tiesiog privalai žinoti, dėl ko jisai yra reguliuojamas. Na, o tuo tarpu nepamiršk spausti laiką, būtinai prenumeruoti, paspausti skambutį, būtinai pakomentuoti bent po 3-4 žodelius. Tai yra būtina, tiesiog būtina. Užduok naujų temų. Nes kiekviena nauja tema vis kažką naujo atneš į jūsų gyvenimą, į jūsų mintis ir nuo to tik tai geriau jums. Taigi, kuo daugiau klausimų, kuo daugiau temų, tuo mano nuomonė iš tikrųjų yra geriau. Taigi ši tema, 3 priežastys, dėl ko reikia reguliuoti išlaikymą, yra labai svarbi, nes jeigu jų nežinai ir jom nesinaudoji, tai skaityk prapuolės. Viskas, gali baigti savo karjerą ir padėti aparatą, padžiauti ant vinies ir savo eit miegoti. Aišku, juokauju, bet šitos 3 priežastys yra iš tiesų labai svarbios. Kokios tai yra priežastys, dėl ko mes turime ir privalome reguliuoti išlaikymą? Pirma, dėl ekspozicijos. Kai išlaikymo pagalba, tu tamsini arba šviesini. Tai yra viena svarbiausių turbūt priežasčių ir tai veikia, kada mes nustatom M programinį režimą. Dar 2 priežastys, tai yra greičio įspūdis, kai tu nori parodyti žmonėms, kaip kažkas važiuoja, kaip greitai važiuoja, kaip lekia. Tai yra efektinis toks reiškinys. Ir 3, tai yra detalumas. Reiškia, kuo tu ilgiau duodi įsimint kadrą, fiksuot kadrą, tuo fotoaparatas daugiau įsimena detalių. Čia, žinot, tas pats, kas aš kažką paimčiau prieš tave nuo stalo ir tu užsidengi akis, aš paimu, paskui atidengi akis, klausiu, ko trūksta. Ir jeigu pas tave įstrigo, tai yra per ilgą laiko tarpą, tu įsidėmėjai, kas buvo ant stalo, tu, manau, žymiai greičiau atsakysi. O jeigu tu neįsiminiai, reiškia, tos detalės neįsiminiai. O taip priklauso nuo išlaikymo. Tai yra labai svarbu. Toks išlaikymas turėtų būti ilgesnis. Tai štai, dėl paskutinės priežasties man ir kilo mintis pakalbėti apie šią temą. Nes paskutiniu metu vis girdžiu iš žmonių, iš mokinių, iš pradedančiųjų, kaip jiem gaunasi sujudėjusios nuotraukos. Ir gali būti ne tik, kad sujudėjusios, arba tu gali nematyti to sujudėjimo, bet bus nuotrauka neryški ir tu nesuprasi, dėl ko jinai neryški. Dažniausiai pradedam kaltinti arba fotoaparatą, arba objektyvą, kai tuo tarpu pasirodo buvo per ilgas išlaikymas. Per ilgas išlaikymas, patys žinot, jeigu ranka sudrebėjo, jeigu žmogus sujudėjo, nuotraukoje bus sujudėjęs vaizdas. Tai štai, visą laiką mokydamas kalbu apie tai, kad mes turim žinoti, prie kokio išlaikymo mes galim fotoaparatą išlaikyti nesujudinus. Toliau, prie kokio išlaikymo galima fotografuoti judančius objektus. Tai yra nebūtinai lekiančia mašina. Gali būti tiesiog žmogus eina. Gali būti tiesiog žmogus sėdi, bet jisai kraipo galvą, sukiojasi į vieną ir į kitą pusę. Ir tai atrodo nėra didelio greičio sukiojant galvą. Bet pasirinkus netinkamą išlaikymą, mes turėsim sujudėjusio žmogų nuotraukoje. Štai šita priežastis mums daug prigadina nuotraukų. Todėl mums yra labai svarbu, dar pakartosiu, žinot, prie kokio išlaikymo mes galim fotografuoti vienokį ar kitokį siužetą. Ilgas išlaikymas mums priduoda daugiau detalių, ar ne, aš jau tai paminėjau. Bet per ilgas išlaikymas mums duoda daug problemų. Todėl, kad turim galimybę sujudinti nuotraukas. Sakysim, bet tai kaip išspręsti, kaip žinoti? Viskas, mėlyjei, vyksta tik tai bandymo keliu. Ir kuo tu daugiau bandysi, tuo tu lengviau įsiminsi, tuo geriau suprasi, kaip veikia išlaikymas ir prie kokio išlaikymo ilgiausio tu gali padaryti ryškes nuotraukos. Tau neturi būti diskomforto, tu turi fotografuoti komfortiškai,
kad tu žinotum, kad tau nereiktų kiekvieną kartą su galvos. Tik tai per praktiką ateina būtent geri darbai, per praktiką tu įsimeni, kokio tau išlaikymo reikia būtent toj situacijoje, kad nebūtų sujudėjusios nuotraukos. Šitą paskutiniu metu labai pasipylė neryškių nuotraukų, tai yra sujudėjusių nuotraukų. Laikas dabar jau temsta anksčiau, vėliau švinta ir tokiu atveju mes pasirinkam netinkamą išlaikymą. Tai išlaikymas, kaip sakiau, pasirenkamas, jeigu fotografuojam M režimu arba, kai fotografuojam S režimu, jei tai Nikon gamintas, arba TV režimas, jei tai Canon gamintas. Štai per šitos du režimus mes galim valdyti išlaikymą. Kiti režimai išlaikymo nevaldo, valdo fotoaparatas. Pavyzdžiui, toks režimas kaip A Nikon gamintojo arba AV Canon gamintojo, mes reguliuojam diafragmą, o visą kitą nustato fotoaparatas. Ir kaip tai yra svarbu išgirsti, aš jau apie tai esu kalbėjęs. Jeigu išlaikymas bus 1/50, kas atrodo visai dar neblogai, galima fotografuoti, bet jau mes stovim ant tos ribos, kaip mažiausias mūsų sujudėjimas arba žmogaus sujudėjimas, turėsim neryškės nuotraukas. Šitą reikia įsikalti į galvą. Bet jei mes fotografuojam mums patogiausių režimų, tokių kaip AV Canon gamintojas ir A Nikon gamintojas, tai ką mes turim? Mes reguliuojam tik diafragmą, o visą kitą už mumis nustato fotoaparatas. Ir jeigu aparatas nustatys 1/50, netgi 1/40, greičiausiai mes neišgirsime, koks yra išlaikymas. Bet jeigu bus tamsiau, užeisim į dar tamsesnę aplinką, tada greičiausiai išgirsim. Ir garsas bus panašiai toks čik, čik. Ir kai tokį garsą jau išgirstam, tada reikia suprasti ir žinoti, kad jau kažkas ne taip. Kaip tik vakar dar buvom renginį, jisai rengtas buvo Kauno fotodraugija, dalyvavo tam renginį, pasaulinis renginys, Fotovalk, kai vaikšto visam pasaulyje, kiekvienam didžiajam mieste renkasi grupės ir vaikšto po miestą, fotografuoja, paskui ją siunčia į vienintelį biurą Amerikoje ir ten atrenkamos nuotraukos, gauna prizą ir taip toliau. Taigi tam renginį dalyvavom ir aišku, ne tik fotografuojam, bet ir kalbamės ir kartu bendraujam visą kitą. Ir štai mes kažkaip tai irgi prakalbom apie išlaikymą. Ir tai yra labai svarbu, kai vienas iš mūsų kolegų užsiminė. Sako, jo, kitą kartą tikrai girdis, eidamas pro šalį, kažkas fotografuoja ir tu girdi, kaip išlaikymas suveikia. Ir tu supranti, kad jau iš to garso išlaikymas yra per ilgas. Ir greičiausiai tas žmogus turės daug neryškių nuotraukų. Tai štai, labai yra svarbu galvoti apie išlaikymą, ką mes darom. Koks išlaikymas turi būti, kai mes fotografuojam vienokį ar kitokį siužetą. Dėl ilgo išlaikymo mes turim dažniausiai daug problemų. Bet kita vertus, ilgesnis tai yra išlaikymas, mums priduoda daugiau detalumo. Jeigu tau reikia ilgų išlaikymų fotografuoti, kur ten galbūt jau 1 sekundė ir daugiau, aišku, mes nenorim, turim imti trikojį ir fotografuoti. Pavyzdžiui, gamtovaizdį, naktinį miestą, arba kokius tai objektus ant stalo, fotografuoti daiktus, ten pardavimų ir taip toliau. Mes naudojam išlaikymą, trikojį, kurio pagalba mes turim gerą stabilumą. Tai štai, kai mes išlaikymą žinom, kaip naudoti, mes visai turim kitokias nuotraukas. Visą laiką išlieka ryškumas, todėl kad mes suprantam apie tai. Dabar dar vienas patarimas, kuriuo jūs galit pasinaudoti, ypač jeigu jūs fotografuojat A režimu, tai yra Nikon gamintas, AV režimas yra Canon gamintas. Kai jūs nustatot, tai yra tik diafragmą, o išlaikymą paliekat, kad nustatytų fotoaparatas. Tai štai, užėję per meniu, tiek yra Nikon gamintojo, tiek yra Canon gamintojo, tokie nustatymai, kur nueiti prie ISO, tai yra prie jautrumo. Ir jūs ten pamatysit, kaip yra pasirinkimas, jautrumas minimalus, tai, tarkim 100, ir maksimalus užduodi didžiausią jautrumą tam tikrą ribą.
Todėl ten ir reikia tai nustatyti. Minimalų ir maksimalų, prie kurio aparatas geriausiai dirba. Taigi, tai nustačius, paprastai paskutinė eilutė kažkur žemiau dar būna išlaikymo pasirinkimas. Ir tai yra labai gerai. Labai gerai, kai mes galim nustatyti tą mažiausią išlaikymo ribą. Kad aparatas neleidžia mum automatiškai, aparatui neleidžiamas išlaikymas automatiškai sumažėti, nei kad tu nustatėjai. Tai tarkim, ten nustatėjai 125 arba 160 išlaikymą ir tu žinai, kad aparatas nenuleis, tai yra nesumažins išlaikymo žemiau nei kad tu nustatėjai. Tai yra puiku, tada tu gali fotografuoti labai faktiškai atsipalaidavęs. Bet reikia vėlgi ten nepamiršti, kad jeigu tu užeisi į kokią tai tamsesnę vietą ir jisai padidins jautrumą iki tavo nustatytos, aparatas daugiau jautrumo negalės pakelti, nes tu nustatėjai, tada jisai per prievartą ilgina tą išlaikymą, kurį tu vis dėlto esi nustatęs. Ir aišku, tada dažniausiai išgirsti tą jau garsą, kurio nesinorėtų išgirsti. Čik, 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 čik. Tai reiškia, kad per ilgas išlaikymas. Mėlyje, 3 priežastys, apie kurias aš kalbu, tai išlaikymas, kai mes reguliuojam, dėl ko reguliuojam išlaikymą, kad nustatyti ekspoziciją, tai yra prie M režimo. Toliau reguliuojamas išlaikymas prie S režimo, jei Nikon gamintas, jeigu Canon tai TV. Taigi išlaikymą. Trečias efektinis, kad greičiau įspūdį parodyti. Tai štai tokie žinios apie išlaikymą tau tikrai pagreitins darbą ir tu tikrai turėsi kokybiškas nuotraukas. Aš labai prašau, kad tu šitą įsidėmėtum, nes tai yra tiesiog labai svarbu. Jeigu mes to neįsidėmėm, nesuprantam, tai mes tiesiog išėję dirbam, galvom, kad mums tas aparatas viską padarys. Ne, reikia apie tai pagalvoti ir pagalvoti apie tai, kad mums reikia ryškių nuotraukų, nesujudėjusių nuotraukų. Todėl reikia stengtis, kad šviesa būtų aplinkoje atitinkama. Pasidarykit namų darbus. Dar kartą kartoju, prieš tai būtinai nuvažiuokit ir pažiūrėkit, kur jūs fotografuosit. Tai yra labai svarbu. Taigi, mėlyje, aš tikiuosi, kad tema tikrai jums patiko, kad jūs pasinaudosit šitom žiniom, šitais patarimais ir tikrai bus jūsų nuotraukos kokybiškos, geros ir profesionalios. Na, o jeigu nori dar daugiau sužinoti apie kitus dalykus, apie kitus patarimus, tai pas mane galima mokytis net 2 būdais. Tai pirmas būdas mokytis savarankiškai, kai įsigijęs net 10 temų, video formate 10 temų, tu mokaisi pats. Tiesiog žiūri, kelionėje gali žiūrėti per planšetę, per telefoną, per kompiuterį ir svarbu aparatas būtų šalia ir klausai, kas sakoma, ir mokaisi ir darai. Tai toks būdas labai patogu, nes tu gali mokytis būdamas bet kur, bet kada ir kiek nori laiko. Niekada tavęs neriboja. Visą laiką tu gali peržiūrėti ir peržiūrėti kiekvieną kartą. Tai yra labai puikus dalykas. Prisiminkite, net 10 temų. Tai yra iš tiesų nuostabu. Nuorodos yra po šiuo video. Būtinai užeik, būtinai pasidomėk, pažiūrėk ir įsirink tau tinkamą būdą mokytis. O antras būdas tai yra individualiai, kai mokomės tik tai tu ir aš. Visi patarimai yra tik tau vienam. Visi profesionalūs patarimai yra tau vienam. Taigi savo žiniom aš dalinuosi su tavim vienu, kad tu suprastum kuo aiškiau. Niekas mums, kaip sako, netrukdo ir papildomai neklausinė, tik tai tavo klausimus aš atsakau ir mokomės temas toliau viso 12 valandų. Susitinkam net 6 kartus. Tai yra kitas lygis, yra svarbu labai ir pakeliam aukščiau tavo kartelę, kad tu galėtum po kursų eiti, dirbti, fotografuoti ir turėti papildomas pajamas. Taigi, mėlyje, tikiuosi, nuoroda tai yra irgi po šio video yra, būtinai pasižiūrėk pats, pagalvok, ką tau verta pasirinkti ir išmokti fotografuoti, kad mokėtum tikrai gerai. Na ir pabaigai.
Laikas riebus, būtinai prenumeruojam, būtinai paspaudžiam skambutį, kad nepraleiskit tų video. Pakomentuokit, mėlyjei. Tai nėra sudėtinga. Parašykit ką nors, bet ką, jeigu neturit ką parašyti, patiko ar nepatiko, tai tiesiog bet ką rašykit, nesvarbu. Dėl YouTube, jeigu jau dėl manęs neišeina, tai dėl YouTube parašykit. Būtinai užduokit naujų temų. Aš manau, kad tai tikrai padeda judėti į priekį. Jums tikrai tinkamos informacijos gauti irgi gerai. Vat ir tada mes taip judėsim į priekį. Labai geras dalykas. Ir tai, ką jūs padarysit, aš būsiu dėkingas. Ir ką, iki tada sekančio karto, iki sekančio video. Visiems gero laiko.